vis tiek bus pakarpim, mes čia negalėsim vis tiek iškirpti. Nu gerai, Vytautai, tai žodžiu, kai geras oras, taigi tada maksimai tai turi būti biškai nesmagu, kai būna blogas oras, tai lyg ir turėtų būti smagu. Maksimai, kai blogas oras, tai jinai vieta, kur susišildyt galima nemokamai naktį ir panašiai. Šiaip tai čia iš tikrųjų šitas performances yra sąskaitų suvedimas su Maxima, mano. Nes aš ten buvau radęs aklo zoną ir gerdavau ten alų ir gerdavau alų vidury nakties, nes kameros ten nematydavo tų siauro tarpo, bet mane kažkada pagavo ir ten yra liūdni labai prisiminimai ir dabar čia iš tikrųjų aš suvedu sąskaitų. Dabar nori pralinksmint prisiminimus, ne? Turėtų kokių nors geresnių prisiminimų. Gerai, žiūrėsim, kaip seksis. Taip. Kaip jaučiatės? Gerai, nu atsilaikysiu. Ar nebijote, kad neatsilaikysite prieš nuostabių vaikinų grožį ir pakviesite juos mylėtis į tualetą Maximos? Žiūrėsim, kaip čia bus. Iš tikrųjų įdomu, kaip, manau, pastebėsiu daug prekių, kurių nemačiau anksčiau, daug žmonių, kurių nemačiau anksčiau ir daug dalykų. Taip, nežinau, man atrodo, čia toks eksperimentas super gerai nepadarėm. Iš tikrųjų mes nepadarėm normalus pristatymą. Tai yra performances / eksperimentas 24 valandos Maximoje, kai mes su Vytautu praleisime 24 valandas šioje parduotuvėje, vien tik tai viduje, ir kas 4 valandas dokumentuosime savo kintančias emocijas ir pajautimus ir pastebėjimus ir visą kitą ir pasakosime, kas įvyko per tas 4 valandas. Dabar yra 12 valandų ir sekantis įrašas bus 4 valandą dienos. Pradžios. Ir iš tikrųjų, aš jaučiuosi kol kas gana gerai. Mus buvo aplankyti 2 mano draugai, paskui dar 2 mano draugai. Ir ne vienas mano draugas. Ja, kol kas iš viso mano draugų niekas neatėjo. Bet mes tiesiog vaikštinėjome aplink Maximą, gerėjomės, geriam kavą, sėdėjom ant suoliukų, pardavėjo dėmesio, apsauginį dėmesio dėsnį kol kas neatkreipiame. Ir iš tikrųjų aš gan džiaugiuosi, kad mes šitą performance dokumentuojame tik tai kas 4 valandas lauke, kad pasirinkome tokią formą, o ne viską filmuoti tenai viduj. Nes jeigu viskas būtų filmuota ištisai tenai viduj su Maximo sutikimu, tuomet mes koncentruotumėmės ant paties filmavimo ir mažiau koncentruotumėmės į savo patirtis. O dabar tai yra toksai labiau kaip ir empirinis eksperimentas. Ir vat, štai rašau tokį dienoraštį, kad viską pasakyčiau 4 valandų bėgyje ir žiūrime į tai kaip į performance, o ne kaip į kažkokią filmuką kūrimą. Tai va, kol kas iš tikrųjų šita aplinka labai skatina vartoti, net nejaučiant. Kai vaikštant tarp pelių aplinkui, iš tikrųjų tu nesijauti gerai, jeigu nieko nenusiperki. Tai aš per visas šias 4 valandas kol kas nusipirkau kavos ir nusipirkau 1 loterijos bilietą. Tu tikra vartotoja esi, tai galima teikti, kad tu esi priklausoma nuo Maximos, taip? Tu tampi priklausoma nuo Maximos, kaip jauti, ar tai veikia tave kaip narkotikas? Nelabai, kol kas dar nelabai. Gal kai nebus ką veikti, pirks daugiau, nežinau. Va, loterijos bilietas nieko nelaimėjau, Vytautas irgi nusipirko 1, nieko nelaimėjau, tada nusipirko dar 1. Tik-tak bilietas, 5 centų. Jo, tai va štai kaip mes linksmėmės. Tada. Iš tikrųjų yra labai įdomu pastebėti, kad aš subconsciously, pasąmoningai kažkaip net ir apsirengiau mėlynom ir raudonom spalvom. Kas yra? Gan keista, štai gal ateik čia nesigirdės garsų. Maximos fanė? Jo, nelabai, bet čia už tai gal aš ir taip įeinu į tą nuotiką, į tą tokį foną ir visą kitą. Tai tau Maximos spalvų logotipas patinka? Nu, tai baigsiu tokį propagandinį provokaciją. Ai, va, tada mes kai pasivaikščiojom po parduotuves, kai iš tikrųjų daugiau dėmesio skiri prekiams ir dalykams, tai kažkokie vis išlenda absurdėliai, kurių tu šiaip gal ir net nepastebėtum. Tarkim, buvom gyvūnų parduotuvėje, antrame aukšte, kaip čia Kiko vadinasi? Kiko gal, nežinau. Bet, tarkim, Robokovskis žiurkėnas kainuoja 14,99, o džungarinis žiurkėnas kainuoja 13 litų. Tai kodėl vienas žiurkėnas 2 litais brangesnis už kitą? Nežinau. Ir iš 11 gyvūnėlių, tam buvo žiurkėnai, šinšilos. Atsiprašau, pas mane galvą supušyti, jeigu galit, nors kiek. Nu... Neturim grinais mes, žinokit, tikrai. Suvarė, metalą per galvą. Ne, geriau nerodyti, kaip popierius man. Čia, žinot, ką parašyti? Čia. Sunkus galvos sužalojimas. Mum irgi sužalota galva sunkiai. Va, matot? Labai dėkui, bet tikrai matosi, kad va. Nu, žodžiu.
Tai va. Kalbėk. Tai ką, nu, kokios jaučiuosi neblogai Maksimai, nusipirkau už 80 centų 20 riešutų migdolų ir dar nusipirkau kavos ir TikToko bilietėlį ir dirgumos, kol kas savijauta nebloga. Ir va kaip tik prisiminiau, kad tokį kitą performansą, kurį radau savo knygutį išsirašęs prieš 3 mėnesius apie tokį vyrą, 30 metų kostiumuotą, kuris vakare atėjus, kai valytojo 60 metų valo grindis, jisai su koja išpila kibirą ir ją taip išpila kibirą ir dar spiria ir tada pradeda spardyti. Ir ją suspardo, kol jinai yra, nu, leisgyvė realiai. Ir čia, ta prasme, jo toks tikslas būtų realiai valytojas ir Maksimos šiaip darbuotojai yra tokia silpniausia visuomenės grandis, gaunanti mažiausią atlyginimą 800 litų. Ir valytoja, pavyzdžiui, irgi yra tokia, nu, neprestižinė profesija, taip galima pasakyti. Sakai, neprestižinė. Neprestižinė. Ir tai labai sustiprintų tą įspūdį, kad jie ir taip yra silpni, o tas, kad va, tas aukštesnė visuomenės dalis taip elgiasi netiesiogiai su jais, ta prasme tuo, kad atotrukis tarp tų atlyginimų yra milžiniškas, tarp valytojas ir to, kuris jis gauna. Pala, nešakė, dabar bus mašina, garsą nuneša. Ne, nesvarbu. Ir jis netiesiogiai atima iš jos realiai tą, nu nes matosi, kaip jie yra, nu realiai liūdė ir kokie yra užsparinę realiai visi darbuotojai, jis netiesiogiai atima, o toks performansas, kaip jis suspardo tą valytą, jis labiau gal, jeigu jis labiau, nu nes čia tas labai dabar yra būdinga mūsų visuomeniai, kai visokie dedasi tokie greiti ir aiškus teroristiniai aktai, kurie yra greitai, ta prasme, nužudoma žmonių, taip šaltai, be nieko, ta prasme. Ir to yra labai bijama šiuo metu visuomenė, 21 amžiuje, kad kas nors ateis ir išpiškins 10 žmonių, visiškai šaltai, be jokios emocijos. Tai va toks būtų fainas, aš tiesiog prisiminiau. Ir dar norėjau pasakyti, kad va, jau pamačiau, išgirdau vieną moters balsą, kai stovėjau prie kasos, sako, aš einu į lauką, man silpna čia, Maksimai, ne taip pasakė. Tai va čia tik vieną tą žinau. Man kol kas nesilpna, aš tai jaučiuosi kol kas gerai Maksimai, nes nežinau, kažkaip, jo, jaučiuosi tikrai neblogai. Bet, galiu sustabdyti, aš po to pratęsiu. Tai va, dar džiaugiuosi, kad būdami čionai mes turime progą stebėti arba susipažinti, arba net ir kažkaip tai pasąmoningai tapatintis ir su kitais žmonėm, kurie čia praleidžia ilgą laiką, tai yra su darbuotojais. Tarkim, aš jau išsirinkau vieną vyruką, kuris dirba tabako parduotuvėje, su kuriuo aš nusprendžiau šiandien susipažinti. Tabako parduotuvė užsidaro 9 val. Dabar yra 4, tai greičiausiai per 4 artimiausias valandas pabendrausim. Ir dar yra labai įdomu, kad, pavyzdžiui, tarkim, pas mane telefone dabar yra internetas. Ir šis performansas tarba toks šiek tiek ir interaktyvus, nes, tarkim, kai baigsim šį įrašą, aš eisiu ir pažiūrėsiu, Vesta paprašė patikrinti, ar Maksimoje pardavinėja džiūvėsėlius maltus. Tai aš patikrinsiu Vestą ir tą parašysiu. Viskas. 1. Aš jau pradėjau pastebėti tokias įdomesnės etiketės ir įdomesnius dalykus. Va, pavyzdžiui, radau pavadinimą žuvytės, kuri vadinasi juodadarbis šamukas. Ir plus dar buvo klaida agresyvi, su įtrumpąja agresyvi žuvytė. Bet agresyvių nebuvo, buvo silpnai agresyvi ir agresyvi. Žodžiu, nepardavinė agresyvų žuvyčių. Taip pat mes degustavom ekologiškose produktuose saldainius, kurie priminė anyžių, nors mums sakė, kad tai nėra anyžius. Ir ten... Nežinau. Man atrodo, kad aš neištversiu ir eisiu alaus išgerti iš poros valandų. Neisiu. Nežlugdyk eksperimentą. Ne, čia noriu dar pasakyti, kad čia nėra bado akcija ir mes nebandom čia paversti politiško to dalykų, kad nepirkt Maksimą ir kažką. Čia visiškai taip nėra. Mes iš principo nebadaujam, tipo, matos, kad ir aš nebadauju, kaip sakoma. Pasisuk šoną. Ne, man aš galiu parodyti pilvą. Ne. Davai parodyk. Ojojoj. Gal susikišiu ir įtrauksiu. Tai va, tai mes nebadaujam tikrai ir tiesiog aš mėliau kažkaip vis tiek. Kol kas faina, Maksimai, kažkaip šilta, bet šilta, tipo, gera, žiemą būna labai gera.
Dabar vasarą tai ne taip faina, iš tikrųjų. Žiemą būna tikrai fainiau, aš esu buvęs ten žiemą dažnai ir šiaip čia sąskaitų suvedimas Maxima mano ir aš vėliau gal papasakosiu. Viskas? Jau? Bet iš tikrųjų tai net keista, nes Maximai iš tikrųjų laiką leisti nėra nuobodu, tai yra įdomu, nes tu esi bombarduojamas informacija, prekiamis, vizualia informacija ir kai tu dar nesi pavargęs, tai tu gali gilintis visokias detalės mažiausias, kurias tu pamatai, tarkim, skaityti knygą, žurnalą arba stebėti pakuotę arba sužinoti, kas yra įtraukti į visokių duomenų sudėtį. Bet mes kol kas dar to nedarėm, turėjom svečių, dėkui Dievui. Viskas. Aš tuoj nusileidžiau, aš dokumentuoju viršui dabar, mes kas 4 valandas. 2-3. Jo, tai va. Tai kaip ir sakiau, čia susėdau kas su to ŠMC parodą ir su ta kritika ir kas dar čia įvyko per tas... Nežinau, čia galima įvairiai interpretuoti ir galbūt galima tai vadinti, nes girdėjau Baltijos meno trienalė nėra nei vieno lietuvio menininko. Nors, aiškiai, čia nėra svarbu, ar lietuvis ar ne lietuvis, nes lietuvių ir nėra šiaip gerų menininkų, apskritai čia yra ir vyksta. Bet aš ir nepelioju į meną šito performance, nežinau, kiek žinau Rūta, tai noriu užsidirbti iš to pinigų ir parduoti šitą Kristis aukcionė labai brangiai šitą video, kuris arba Sotheby's irgi. Vienam iš tų, nu. Taip. Tai va, daugiau mano atsiminimai, tai va, mačiau mirusias žuvis plaukiančias, smirda labai vanduo. Ir šiaip buvo, kad aš žiūrėjau į semkės ir labai pasimečiau, nes Rūta su drauge nuėjo, už 2 sekundžių aš tada dairiausi veidrodis ir buvo labai taip, nu, kažkaip nejauku ir tada tikrai svaigo galva. Bet buvo atsigavimas, kai gavau iš vieno Rūtos draugo paklausyti muzikos, užsidėjau ausinės ir paklausiau Einstürzdense nuo Batenhaus der Liūgė. Ten buvo toks labai taip kažkaip ritmiška tokia muzika, kažkas tokio nuo tų visų pypsėjimo garsų man padėjo kažkaip atsigautas 3 minutės. Ir daugiau aš nežinau, ką dar pasakyti. Reikia eiti... pastebėjau labai įdomų dalyką dėl tualetų. Šiaip įdomu, kad yra 3 tualetai vyrų likę ir tik viduriniam tualete yra tualetinio popieriaus. Visą laiką yra. O šoninėse niekada nėra jo. Tarsi padaryta taip, kad vidurinis turėtų, o tie iš kitų šonų neturi tualetinio popieriaus. Ir dar pastebėjau, kad kartu su mumis laiką leidžia ir vietinė fauna, bomžai. Ir vienas iš jų kartu su manimi irgi vaikščiodavo į tualetus nuo 12, va dabar skutosi barzdą savo neseniai. Tai jis jau kažkaip įsigyvenęs į tą Maximos ritmą, mes kažkaip nepagalvojom, aš dabar irgi gal norėčiau nusiskust ir nežinau, nesimiau, nei skustukų, bet čia visai gera mintis. Gali nusipirkti gi Maximą. Jo, bet, nu ne, gal tik to dabar madinga. Gerai, viskas? Ne dar. Tai gal duok man pakalbėti irgi. Šitai mes būtinai duok man pakalbėti. Tai va, mūsų iš viso aplankyti buvo 14 žmonių, visi... Jau sakiau, Rūta. Nu tai, visi šiaip buvo mano draugai, o Vytauto draugas buvo tik tai vienas. Vienas Tomas, tu būsi mūsų filme dabar. Ja. Tai va, buvo dar atėję ir įvairių žmonių, kurie, va, kaip Vytautas sakė, šiaip domisi šitų dalykų kaip performansu. Ir dar tarkim, mums paskambina ir klausia, kur jūs esate. Ir mes sakom, mes Kankanpicoj užkandžiaujame. Ir jie sako, tai jau nebe Maximoj. Ir žmonės iš tikrųjų labai domėjosi, kaip mes apsibrėžėme ribas šitam eksperimentui, nes pagal visą tai, kadangi mes negavom jokio leidimo, tai mes negalėjome viduj to dokumentuoti, tai mes taip ar taip, kas 4 valandas išeiname į lauką, kad tai įrašinėti. Bet dar tą mes Maximus tą erdvę suvokime ne kaip įmonę Maxima, kad mes tam pačiam viduj visą laiką ir malamės, bet kaip visą pastatą su integruotomis erdvėmis, nes netgi kai tu sėdi kavinėje, tu vis tiek girdi Maximos muziką ir jos nuolaidas ir gali iš viršaus matyti žmonės, kurie... Ir dar galiu pridėti, ir šiaip mes esame pižonai ir turim daug pinigų labai ir esame iš turtingų šeimų ir daro meno ir labai gerai gyvenam ir mums pokui realiai yra viskas. Gerai. Tai va, iš viršaus labai įdomu jos stebėti, iš tikrųjų tai labai vargina, tas triukšmas labai nuvargina, triukšmas, muzika, besišnekantis žmonės, bet aš pastebėjau, kad čia yra kažkaip žymiai maloniau leisti laisvalaikį su draugais, kurie vis ateina ir išeina ir su jais pašneki apie įvairius dalykus, ką jie dabar veikia, ką jie dabar veiks. Dauguma yra emigrantai, kurie jau kitos savaitės bėgė išvažiuos vėl atgal į užsienį studijuoti. Tai jie aplankė, nes tai yra puikiai proga mums
mums susitikti. Bet What žymiai do you mažiau- think about this performance in Va. English context, in London context? Ša. Nu, paskui. Bet dabar yra žymiai maloniau čionai vaikščioti, negu kai vaikščiai ir apsipirkinėjai, nes tuomet reikia rinktis prekes. Dar ką pastebėjom su Birute apie prekes, tai kad jos visos yra sustatytos tokiu šizovišku būdu, šokoladai susukti į tokią tūbą ir sausainių dėžutės tokiu rutuliu ir atrodo, kad nei viena prekė nebuvo iš ten išimta ir tu matai žmonės, kurie vieną apsipirkinėja ir viską perka, bet prekių yra visą laiką daug ir jos visą laiką yra lentynose ir tai buvo labai labai keista pamatyti. Dar dėl negyvos žuvies. Beje, Rūtos šortai nebesmirdi. Ačiū Dievui, išsivadino laukia basta. Dėl tos žuvies tai dar ne tik ta mirusi žuvis, bet ir pinigų yra fontane ir buvo taip keista, kad žmonės visgi ir supermarkete pagal tą seną paprotį meta centus į fontaną, kad jiem būtų sėkmė, gera klotis ir visa kita. Tai čia kaip su tipsai turbūt tiem pardavėjam. Gerai. But what do you think about this performance in London context? Because you lived in London for more than 3 years, and like how you think, how would it happen if you would do it in Sainsbury's in London or in Tesco? I don't think it would have been any difference, except we would have probably need to get a permission because we would have probably get thrown out. But it's hard to tell. It's hard to relate this to a specific London experience. Okay. Tai va, nu gali išjungti iš kelio. Tai va, iš tikrųjų labai keista, nes kai vaikštam čia su draugais, po tas visas aisles, šitų praėjimus, tai iš tikrųjų, kai jau ateina galas, metas išsiskirti, tai pradedi jaustis tikrai labai yra net kraupu, kad pradedi jaustis kaip namie ir sakai, tai aš išlydėsiu jūs ir tada apsikabini prie išėjimo ir tada jie nueina savo, tada tu nueini vėl į parduotuvę. Trūksta tik šlepečių, jo? Jo, iš tikrųjų, jo. Ir labai keista, nes viskas, ko reikia, tu gali tai nusipirkti, palikai kažką namie, tu gali tai nusipirkti, tu nori valgyti, tu gali nusipirkti maisto. Ir tuomet aš galvoju, kaip keista, nes va, štai mes ir parduotuvai ir tai galim daryti, bet pagalvoju, kad taigi visas pasaulis toks yra, tu eini gatvę ir jeigu tau kažko reikia, tu gali nusipirkti, taigi centre Vilnius vien parduotuvės, tai tu kuo toliau, tuo tampi gal, ta prasme, conscious apie tai visą tą konsumerizmą. Va, viskas. Tai jau rimtai? Ateik arčiau garsą. Viskas girdisi. Tu man neši agresiją, man. Per pastarąją valandą mūsų aplankė, neskaičiau kiek žmonių, bet tikrai bent +5. Tai visi buvo vėlgi mano draugai, tik tai vienas buvo Vytauto draugas. Vienas iš mano pažįstamų pasakojo istoriją apie mergaitę, kuri iš tikrųjų jau yra dariusi šį eksperimentą anksčiau, bet tai buvo jos gyvenimo realybė, o ne eksperimentas. Jai buvo 16 metų, jinai pabėgo iš namų ir susidraugavo su apsauginiu, už tai visą laiką miegodavo ant to suoliuko Maksimai. Tai va, mes turim jos kontaktinį telefono numerį, galėsime rytoj bandyti susisiekti. Rimvydas, jisai vaikšto už mūsų. Jisai rašė komentarus po L-ryto straipsniu. Jo. Rimvydai, papasakok, kokius komentarus rašei. Čia jūs kažką filmuojat, čia kažkokia bus... Čia kažkokia televizija? Ai, nu neapsimet. Gerai, tęsiam. Viskas aišku. Gerai, mes jau yra kelinta čia 12 valanda, bet mes neprarandame fokuso, aš turiu išsirašyti daugelį pastebėjimų, kuriais dabar ir pasidalinsiu. Visų pirma, Vesta, dživeselių Maksimoje yra, patikrink Facebook'o wall postą, ar tau tinka tokie, kokius mes suradome. Visų antra, tai čionai aš jaučiuosi taip, lyg čia būtų tokia viena didžiulė kelionė, lyg tai yra visiškai neeilinė diena mano gyvenime ir čia toksai kaip karavanas festivalis, mes čia su Vytautu sėdim ir mus ateina draugai, aplanko, dalinasi įspūdžiais, ką jie šiandien veikia, ką mes šiandien veikiam. Ir iš tikrųjų, jeigu mes šitą eksperimentą būtumėm konstravę kitaip ir būtumėm čia tik tai dviese, tai man būtų žymiai liūdniau. O dabar paradoksalu, bet kai ateina žmonės čia, nereikia, kai ateina žmonės čia, tai... Dėl to, kad tu geriai tokius. Nu šanas, tu man skau, bliam, taigi tai nereikia sąjungti. Čia dogmas stilius. Dogmas stilius, bliam. Kai ateina žmonės pas mus, tai jie iš tikrųjų, jeigu aš būčiau norėjęs susitikti su visais tais žmonėmis, kur nors bare, vat juos sukviesi vieną vietą, sakyt, va, štai aš grįžau iš Anglijos, susitinkame, tai nebūtų buvę taip jauku, kaip kad dabar performanso forma visus pakviesti
Prisijunkite, mes štai būsime čia, šitoje erdvėje 24 valandas ir jie iš tikrųjų mielai prisijungia ir vaikšto kartu su mumis aplinkai, apžiūrinėja prekes ir visą kitą. Bet tai yra malonaus laiko leidimas, bet tai yra tik malonaus laiko leidimas tol, kol tu neperki, nes kai tu perki, kai tu ateini šitą parduotuvę tam, kad apsipirkti, tai tu patiri didžiulį stresą dėl to. Nu, ne stresą, ne didžiulį stresą, tai yra dalis mūsų gyvenimo, bet... Ne? Gerai. Tai va, nu gali dabar išjungti kol kas tavo idėja. Tai dabar vidurnaktis. Mum jau vaidenusi dabar prieš išeinant alkoholio skyriui durelės, jos taip virpėjo, nu taip toks įdomus buvo dalykas, kažkas tarsi bandė ištrūkti iš vidaus. Man reikia atsikerti energetinio biškį tada gal sudėjau. Tai va, nu žodžiu, mačiau labai įdomų pastebėjimą, L-rytas LT, nu ten parašė apie šitą visą performansą ir pakalbino Maksimos vadovybę. Ir labai įdomu, kad visas straipsnis užsibaigė tuo, kad ta vadovybė sako, mes jaunuolių tikrai neišvysim iš Maksimos, jie gali būti visą parą, nes Maksima ir yra maloni vieta, ir jie malonu leisti laisvalaikį ir taip pasijautėm, tarsi tai būtų per, kad darykit ką nori, bet nieks nesikeis, kaip ir Big Brother, toks labai absurdiškas straipsnis, nes viskas prieš tai yra parašyta apie šitą performansą, ką mes darom, bet išvada tokia, kad vis tiek Maksima yra, nu, nežinau. Jo, mes tikrinam, ar Maksima maloni vieta, bet jie žino, kad Maksima yra maloni vieta. Jie žino, jie žino, tai sakė, tokį pasireklamavo, iš principo pasinaudojo to straipsnio progą pareklamuoti, kad Maksima visada šalia vis tiek, tipo, pasakyti tai dar kartelį. Tai tas visai įdomu, visai šiaip, kad taip nuskambėjo absurdiškai, pasistraipsnis gerai taip skamba visai. O šiaip tai, aš nežinau, Rauga čia gerai. Ne, negalima, čia vis tiek reikia dabar būti labai viskas. Suskaupk. Nu, nežinau, nu, normaliai, dar kokias, nu, biški muzika labai gal nepatinka. Ir kol kas neblogai viskas. Filmuoju. Čia yra gira, nelas. Bet viskas, ką mes pirkam, iš tikrųjų mes nedaug pirkam per šitas valandas. Valgiam pizzą, geriam alaus, bet ką pirkau, tai va dabar vakarienės tai nusipirkom, nes prisiminiau, kad esu alkana ir kad šiandien nevalgiau. Dėl to nusipirkom vakarienės, bet labiausiai nerantas dalykas šito vietoj, kas trikdo, tos visos šviesos, neonas, gerai. Gal ir jaučiasi toks kaip ir nenuilstantis, isteriškas, šizofreniškas vakarėlis visą šitą erdvėje, su visais šitais žmonėmis. Ateina, jie išeina, bet kas yra keisčiausia, tai ta muzika, nes tai yra toksai popsas ir ta muzika persipina įvairiose erdvėse. Kankanė viena, Čili pica kita, dar Maksimai dar kita, tie nuolaidų pasiūlymai, tokie garsus ir pompastiški. Ir dabar, kai parduotuvė jau yra tuščia, jinai jau po truputį tuštėja, tai neaišku, kam jie yra visi skirti, tie visi pasiūlymai. Čia yra rūtas bandelė. Jo, ne bandelė, bananas. Raudonasis, nusipirkau raudonai bananą vakarienės. Tai va. Viskas. Sakyčiau, gurmaniškai visai raudonai bananą. Jo, iš tikrųjų, tai kas yra įdomiausia šitam eksperimente, tai yra mūsų kompanija, bet be jos tai čia tikrai jau truputį važiuoja stogas. Viskas. Ne, aš ką tik nelogiškai pasakiau, bet be jos važiuoja stogas. Įdomiausia mūsų kompanija, bet be jos mums važiuotų stogas, jeigu neturėtume pavyzdžiui, rimtą. Nu gerai, šiaip jau gali išjungti čia nesąmonę tikrai. Jau. Tai va, dabar yra jau 4 valandos ryto. Žmonių mažai labai. Kasos buvo užsidarusios nuo 2 iki 5 iki 3. Tuo metu nebuvo galima nieko nusipirkti, tai visgi yra toks metas, kada negalima nusipirkti Maksimai per tas 24 valandas, bet kas buvo įdomu, tai kas buvo įdomu, kad moterį vieną, kuri atėjo pradžiai atsisėdo su tokiu žaliu
balto, apie 60 metų, susikūprinusi. Tokį įdomi pasirodė ir ji nusipirko surelį, jinai atsisėdus šalia suoliuko, kaip ir mes sėdėjom, ir prie jos iškart prisistatė apsauginis ir sako, iš čia negalit valgyti, nors mes tuo pačiu metu sėdėjom ant šalia suoliuko su vandens buteliu, rūtos užkandžiais, maistu ir mums nieko nesakė. Nes apsauginis dar sako, ir dar negali čia miegoti, nes jis palaikė ją, kad jinai jau miegos ruošiasi ar ką. Gal pasirodė, kad kažkiek atrodo kaip asociali ar kažkas tokia, bet po to sako, aš to eisiu, išsivalgysiu ir išeisiu. Tai jisai nuėjo. Ir kas dar įdomu, kad buvo priėjus viena iš Maksimos atstovų ir mums klausinėjo, ką mes čia darom, čia skaitė apie mus ir panašiai. Ir sako, čia jūs apsigyvenot pas mus? Ar čia jūs apsigyvenat pas mus? Ir klausia, tai jūs čia kokia organizacija? O iš čia labai iš kitos tokios, ar iš čia esat pirkėjai, ar kaip pardavėjai, kaip čia žiūrit, nu kažkaip taip labai keistai mūsų klausinėt tų klausimų. Ir dabar čia pasijaučiau, kad grinai mes kaip ir pabendravom su viena iš Maksimos ten kažkokių gal vedėjų. Apsauginis mums nieko nesakėm, tai kad mes netiesiogiai įsiliejom į tą Maksimos šeimyną. Nu, šeimyną ta prasme, kad mums nereikia dirbti, bet mes jaučiamės kaip Maksimos šeimyna. Dirbti nereikia ir mes tarsi, esam tokie Maksimos vaikai. Mes esam Maksimos vaikai tokie dabar, naktį tokie palikti, likimo valiai tokie. Jeigu, pavyzdžiui, pagalvokit, jeigu augintų vaikus Maksimoj tokiam klimate visą laiką ir jie, pavyzdžiui, išeiti laukonėm, tai būtų nenatūralu ir jie norėtų grįžti atgal, ir būti dar ilgiau. Būtų tikrai katastrofa. Tai va, labai gerai įkvėp gryno oro dabar, nes jo rimtai pasilgstu. Ir plius, beje, neveikia tualetai nuo 12 iki 8 ryto, tai nežinau. Nelabai norėjau filmuoti, kaip aš viešoje vietoje šlapinusi, nes čia pažeidė įstatymą, bet ir jinai pati tai darė, tai čia nieko baisaus. Aš manau, ką daryti žmonėm, kurie ateina į Maksimą naktį. Šiaip ką daryti naktį, jeigu nori nueiti į tualetą, nes tai ir viešoje vietoje negali šlapinti. Jeigu atvyksit, pavyzdžiui. Valgyt nusput gali, bet nesišlapin. Jeigu pavalgai ir nori tualetą, natūralu. Tai va, nežinau, toks sunkus metas dabar, jo, pats sunkiausias iš tikrųjų dabar 4 ryto, nes laikas labai jau pradėjo žymiai lėčiau eiti, nes paliko mus draugai visi, kurie lankė, nors ir labai ilgai buvo, kai kurie netgi iki 2 kaip Rimvydas. Rimvydas. Rimantas. Sumaišei vardą, Rimvydas. Tu sumaišei vardą. Kas tas vardas? Ir dar atpigo žodis labai agresyviai skamba. Bet čia nesvarbu gal. Bet tiesiog jo, jau dabar labai lėtai laukiu, nežinau, 8 ryto, 9, kada čia atsidarys ir daktrai, ir galbūt bus galima taip atsisėsti ant sofkutės mamos kaip klėlį. Viskas? Ne. Nu jo. Dabar šiaip labai romantiškai iš tikrųjų lauke ir Maksima toks norisi kažkaip ilgiau net ir pafilmuoti, nes čia labai tokie neotografijų kadrai, vienišos tokios mašinos, jau darosi taip net poetiška naktį čia. Ir pačioj Maksimai darosi taip. Vaikštai vienas, nes buvo grinai, kad realiai kasos dabar net nedirba, tai norėjau čia. Nu, vis matosi, kad jeigu kažkas ateina, atidaro gal klientų specialiai kasą. Ir esam vieni beveik. Tai turbūt iki 8 valandų ryto. Nu tai va, dabar šiek tiek liūdniau yra. Kai Rimvydas išėjo 2 valandą, tai buvo visai liūdna, nes buvo tokios net apokaliptinės nuotaikos, kad visi išėjo ir mes čia likom. Nežinau, man tai visiškai čia poezijos jokios nesijaučia. Sėdim viduj vis dar apšviesta ir ta parduotuvė vis dar veikia ir didžiausi ženklai, kad jį vis dar veikia, yra garsas. Tas garsas yra pastoviai, štai tu jo paskui pradedi net ir nebegirdėti, bet jis laik ten yra ir tai yra triukšmas ir iš skirtingų ausinių eina skirtingi pasiūlymai. Tas žodis atpigo ir tada sako, kas atpigo ir tada iš skirtingų erdvių skirtinga muzika ir kai tu vaikštai, jinai to persilieja
Ir net jeigu tu tenai vaikščioji... Net jei nėra žmonių, tas garsas egzistuoja. Jo, jeigu esi vienas, tas garsas vis tiek yra ir gal tu net nesijauti toks vienas, bet tu iš tikrųjų esi. Tai va, dar labai keista, nes aš taip sėdžiu ir galvoju, ką mes čia veikiam, tai nėra natūralu, kad parduotuvė dirba vidury nakties ir tada tokios net egzistencinės nuotaikos apėmė. Ir kai pradėjom šitą eksperimentą, iš tikrųjų mes nebuvom labai daug dalykų apgalvoję, nes mes dalykus apgalvojame jo metu. Tai ir yra turbūt geriausia empirinė patirtis, nu, tapsime, kaip mes tai darimo būdu. Tai dabar, man atrodo, man per pastarąją bent jau valandą iškilo daugiau klausimų negu atsakymų. Aš žiūriu tas prekes ir galvoju, kodėl, kaip čia viskas vyksta ir kodėl, iš kur tos prekės visos ateina. Atrodo, jos ten yra visą laiką, bet mes vis nepastebim, kaip jos vis pripildo, kaip keša padaro pardavėjos, tai matėm, bet tos prekės vis laik tenai yra. Nežinau. Tai va, kol kas tiek. Jo, ir dar tik tai norėjau pridurti, kad visiškai pasikeitė ta nuotaikų amplitudė, kai dieną atrodė, kad su mumis ateina susitikti draugai ir mes šnekučiuojamės ir iš tikrųjų šnekėjom apie visokius įdomius dalykus. Ten Rimdas pasakojo Baltarusijos nuotykius, Birutė, su kuria gyvenam Londono nuotykius ir tu net kaip ir keliauji toje Maximoje, visa diena gaunasi kaip kelionė, ta visa laiko samprata pasikeičia, daug dalykų pamatai ir pajunti, bet dabar, kai mes likome vieni, tai čia, nežinau, dar gerai, kad mes su Vytautu taip dar vienas kito neužknisame ir viena, tai iš tikrųjų, jeigu būčiau dabar viena šitoje parduotuvėje, tai tikrai būtų labai baisu ir liūdna. Valytojai su mašinom pravažiuoja, pro suoliuką reikėjo kojas pakelti. Nežinau, gerai, kad yra tie suoliukai, tai dar pasėdė. Norėjau paskaityti žurnalų, bet negalėjau susikaupti dėl tų visų pasiūlymų einančių mano galvą. Tai va, dar nusipirko maisto, tada nusipirkau krabų lazdelių. Jos buvo visiškai neskanios, bet aš vis tiek jaučiau tokią pareigą jas valgyti, nes aš jas dabar nusipirkau, tai reikia ir suvartoti. Tai nebuvo labai malonu. Bet ant galo tai esu išmečiau, nežinau. Bet vieniem rimtai ten būtų, tai kaip, išprotėt būtų galima. Jo, vieniem būtų, nežinau, mes ir tiek... Nes mes realiai seniai matėm vienas kitą, nes ir buvo apie ką pakalbėti, tiesiog realiai šiandien, nes, ir tas dar priduoda, net kitas bendravimo dalykas pats. Bet dabar atrodo, ką šito Maxima čia veikia, ką čia iš vis mes veikiam, kai mes likom vieni su akistatoje su pačia Maxima, be žmonių, be draugų ir be energijos, su tokia nuoga, apnuoginta Maxima, tai atrodo, lyg jį būtų toksai labai ne zombis, bet tokia perpetuum mobile, kuris yra, bet be jokios priežasties ir be jokio tikslo ir ką tos visas dėžės ten reiškia. Bet dar kol nepaminėjau anksčiau, tai kai mes vaikščiom, tai viskas pradėjo jaustis kaip paroda, lyg mes esame parodų erdvėje ir apžiūrinėjome kiekvieną eksponatą. Tai buvo gan juokinga, bet dabar tai net nebesinori ten eiti, mes tiesiog sėdim iš kasų ant suoliukų ir tu žinai, kad net nieko naujo ir nebematysi. Nesinori turėti tų produktų, nes jie visi tenai yra, jie visą laiką tenai bus ir tu bet kada gali ir tau jų nereikia. Ir tas poetiškumas, jis nėra joks romantiškas realiai, ar ką jis toks yra atvirkščiai, toksai liūdnas dėl to, kad tie visi produktai, jie realiai tarsi, sustoja, tarsi būtų viskas išnykę, bet toliau veikia. Tarsi, pavyzdžiui, vyksta katastrofa kokia milžiniška, bet Maxima toliau veikia kokią parą ir veikia visi tie garsai, nors žmonių nėra, arba ten jie išvažiavo, bet tame yra toksai našumas. Aš jau po parduotuvę ir buvau visiškai absoliučiai viena. Paskui pamačiau, atėjo vyras, kuris pirko džinsus savo. Labai keista. Iš tikrųjų, su vietiniais žmonėm mes nelabai susipažinome, tik tai su ta vedėja pabendravome ir salotų skyriaus, mišrainių salotų skyriaus pardavėjos klausiau, ar jie visą laiką turi šaukštelius plasmasinius salotams. Sakė, ne. Jo, ar tik tai tą kartą turėjo ir tada jinai labai pasimetė išgirdus šį klausimą ir sakė, aš dirbu čia 6 metus, bet atsakyti jums negaliu. Ir negaliu apskritai atsakyti šitą klausimą. Jo, tai aš nežinau net, ar mums verta bandyti su jais susišnekėti, gal tiesiog geriau užsidaryti savo šitą eksperimentą. Tiek. Mūsų su Vytautu gyvenime, ką tik įvyko mažytė šventė. Dabar yra 8 ryto, 27 dienos rugpjūčio. Atidaro tualetus ir mes pagaliau galėjome jais pasinaudoti. Tai labai smagu. Pastarosios 4 valandos buvo pačios sunkiausios.
nuo 4 iki 8, maksimai beveik nebuvo žmonių. Šalta šiek tiek, bet čia gal dėl to, kad nemiegojom visiškai ir dėl to, kad nepavalgiam, nors šiaip aš tai valgiau, nes nebuvo daugiau ką veikti, tai kad neužmigtum, reikia palaikyti skrandžio veiklą. Galiu trumpai papasakot, ką mes visą tą laiką veikiam. Aš bandžiau skaityti knygą, bet man nepavyko susikaupti. Tada vaikščiojau tip-topais, apėjau tip-topais visą Maksimos erdvę, kur tik tai galima palei sienas eiti, taip, kad man visą laiką produktai būtų po kairę ir beveik liestų petį. Buvo labai įdomu, skaičiavau 1405 tip-topus ir atradau, kad tolimiausiame kairiajame kampe, jeigu esi, tai girdi vien tik tai muziką ir negirdi įvairių pranešimų, ką pirkti ir taip toliau. Taip, tada mes su Vytu iš tikrųjų jautėme tą tokią moralinę degradaciją, nes, pavyzdžiui, nuėjome žurnalų skyrių ir irgi jau nebegalėjau nieko rimto skaityti, atsivertėme tik vyrams žurnalą ir pradėjome skaityti jį. Taigi labai geras žurnalas. Labai, Vytai. Aš norėjau skaityti knygą, bet man nepavyko. Taigi tu neskaitai knygų. Jo, bet tai va, iš tikrųjų, per šitas, kas vyko toliau. Tada toliau pradėjo švisti, mes tai aišku pražiopsavome, nes apšvietimas tai buvo tas pats. 5:30 pradėjo rinktis pirmieji žmonės į parduotuvę. Tokie visi žvalūs, kai kurie nelabai žvalūs. 6:10 parsirado Julija, kuri buvo mus palikusi apie 1 valandą nakties. Pasirodo, jinai buvo nuėjusi į barą ir dabar grįžo ir tęsė šią patirtį su mumis. Tai jinai šiek tiek praskaidrino atmosferą. Nežinau, o dabar, kai kol kas kuo toliau stebiu, tai tuo toliau jaučiasi, lyg mes su Vytu būtum tokie truputį ateiviai. Vaikštame šiek tiek lėčiau negu įprastas žmogus. Pardavėjas visas sugrįžta į darbus ir mato mus čionai vėl. Ir turbūt jam labai keista. Nežinau, visiems kitiems žmonėms tai yra nauja diena, bet ne mum. Nežinau, bet tos socialinės patirties, ji visa iš tikrųjų buvo vakar, kai mes darėm tos susitikimus ir tikrinom, ar Maksima yra socialiai maloni aplinka ar ne. Bet kai visi išėjo ir liko mes tik tai dviese, tai kaip ir tas mūsų patikrinimas, nežinau, baigėsi, nesibaigė, buvo daug laisvalaikio, nebuvo noro jį kur leisti, nes buvome labai pavargę, tai leidome prie tik vyrams žurnalą. Buvom žiūrėję DVD ir CD kolekciją ir tada aš supratau, kad Maksima tai yra turbūt kaip didžiausias šiuolaikinės einamosios populiariosios kultūros muziejus, kuris atsinaujina kasdieną. Labai įdomu, nes kai tu pažiūri į tą visą DVD ir diskų kolekciją ir kai pagalvoji, kad turbūt tai yra pritaikyta didžiai daliai žmonių ir gyventojų ir tai yra populiaru ir perkama, pasidaro labai keista ir kraupu. Dar galima pasakyti, kad tai, kas yra čia dokumentuojama, tai yra tik tai tokios nuotrupos, kaip iš kokio gelbėjimosi laivo į kosmosą. Ką aš čia šneku? Tipo, žinutė pasiūs, nemyščiak Vytau, tai aš neku susikaus, kai tu taip tūpčiai. Taigi buvai tualetę ką tik. Tai va, tipo, čia tas dokumentacija yra, nejudin gavas, yra tik tai nuotrupos viso to, ką mes pajutome, koncentruotas tokias labai ir jos visiškai neatspindi to, kas, tarkim, įvyko. Nes aš vos neužmigau, buvo 7 valandų toks lūžis, kai vos neužmigau, bet dabar vėl pralinksmėjau, eisime gerti kavos, atsidarė mamos kepyklėlę ir atsidarė, atgimė. Per naktį įrengė naują parduotuvę, kažkokį gėlių skyrių apačioje, dabar tenai prikalė visas naujas. Mes būsim pirmieji klientai laimėję milijoną joje. Gal, dar Vytas nusipirksim loterijos bilietą, tai tada laimėsim, viskas bus gerai. Dar ką norėjau pasakyti, kad dabar jeigu vėl pradėtume eksperimentą iš naujo, dėkui Dievo, ko nedarysim, tai reikėjo galbūt griežčiau šiek tiek apsibrėžti, ko mums galima daryti, ką negalima. Nes dabar, tarkim, mes neapsibrėžėm iš pradžių, kad negalime naudotis internetu, todėl mes jo naudojamės karts nuo karto. Nežinau, gal... Bet labai nedaug, realiai, labai nedaug, ten tik tai dainas, 10 minučių. Pasiklausyti muziką. Vytas pradėjo leisti muziką, sėdėdamas ant suoliuko kaip forsas. Ta muzika ten buvo, aišku, graži, bet vis tiek atrodo toks kaip forsas. Bet nežinau, būtume galėję mes padaryti taip, kad nenaudojom interneto, tada būtume visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio. Dabar mes nebuvom atkirsti, nes aš įvairių dalykų rašiau, ten mačiau parduotuvėj buvusi draugės vaikiną ir parašiau jai, aš mačiau to buvusi vaikiną parduotuvėj, nes netrasti miega, bet nesvarbu. Palauk, paskutinis dalykas. Tai va, dar šitas patirties duališkumas, iš tikrųjų, nežinau, esi konsumerių visuomeniai,
Maksimai, kai susitinki su draugais, tai viskas labai faina, nes tai iš tikrųjų ir jiem nauja ir tai yra kaip performances, tai už tai ten yra smagu leisti laiką ir bendrauti, bent jau buvo vakar, nes jiems tai yra neįprasta ir kažkas, ką iš čia darot, mes vaikštom, žiūrim po prekes. Bet jeigu tai būtų kasdieną, tai gal ir nebūtų labai gerai, nežinau. Ir labai yra keista, kai tu pats vartoji tas prekes ir aš pati lyg ir džiaugiuosi, kad yra atidarytas, žinai, kad yra tas toks saugumo jausmas, kad yra prekybos centras, kuris atidarytas visą naktį, bet kada gali nuvažiuoti ką nusipirkti, bet kartu tai ir gąsdina, nes atrodo, kad pagal natūralų žmogaus ritmą taip neturėtų būti. Tai va, ir baig. Nu gerai, palauk. 13. Viskas. Tai va, tai sveiki, labas rytas. Tai jau 20 valandų mes Maksimoje ir paskutiniai prisiminimai iš paskutinių 4 valandų yra tokie, kad aš buvau turbūt labai retas atvejis, kada tokioj dideliam prekybos centre aš buvau vienintelis pirkėjas joje, buvo tik tai, dirbantis, beveik konsultantai, nei vieno kito žmogaus, tai kad man norėjo energetikos. Ir dėl manęs įjungė netgi į kasą, nes ten kažką rašė, pardavės konsultatės, tai pasijaučiu taip ypatingai, bet iš kitos pusės, mes čia aišku apie tą vartotojiškumą, performance panašiai, bet netgi iš verslo pusės patarimas Maksimui, kad tai yra nelabai naudinga netgi naktį laikyti tą Maksimą atidarytą, nes turi mane ne pačią Maksimą galbūt, aš sutinku, reikia atnaujinti prekes, gali darbuotojai dirbti, bet muzika, garsas, kam naktį reikia leisti tą kelis tos takelius, kuriame, pavyzdžiui, vienam iš jų yra rėkiantis vaikai, ta prasme, vaikus samdo, kad jie reklamuotų kažkokius produktus, tai yra išnaudojimas vaikų, jie dar nesupranta, kas yra, jie neturi pasirinkimą, nesupranta, kas tai yra, ta prasme, įgarsinti kažkokią prekę, tai čia yra pasityčiojimas iš vaikų tiesiog. Ir tie vaikai, plus muzika ir plus dar koks nors, tai vyksta keliai ant viso garso, čia yra elektros naudojimas, nes, ta prasme, darbuotojai, net darbuotojai tiesiog kažkokio, tiesiog jų pačių efektyvumą, ta prasme, mažina, manau, darbo, ta pati muzika, nes ir šiaip darbo metu jie girdi, tai jie naktį galėtų pasileisti, aš nežinau, ar ką nori, ar išjungti muziką, ar dirbti, net atnaujintas prekes, o toks yra visiškai, nesąmonė yra, kad visą parą leidžia tą muziką, visą parą nesustojant. Tai va, kitas dalykas, kurį pastebėjau, tai kad bandelės, kurios buvo akcija apie 12 ir 2 valandą, dar buvo akcija, kad visas buvo pusę kainos, 50 centų. Nuo 2 nakties iki ryto nuėmė tą akciją ir bandelių kainas pakėlė. Nors bandelės liko tos pačios ir jos tapo 99 centai ir, vietoj 50 centų, o nors jau senos kaip ir buvo. Tai tas truputį tai keista, o daugiau, norėjau dar čia pasakyti, kad anksčiau aš irgi naktį dažnai leisdavau tą laiką ir mes ateidavome tam pavalgyti, nes aš čia gyvenu šalia, beveik kas antrą naktį, kiekvieną, kas nebūdavo eilių ir panašiai. Tai dabar kažkaip, kai jau pabuvau taip, kaip ir visą pilnai parą ir dieną ir kitą, taip jau ilgai labai, tai, ta patirtis kitokia jau tokia. Ir tu nors kažkaip jinai tokia nėra maloni iš tikro, o ne, ir ateina. Aš pasakysiu dar vieną dalyką greitai. Gerai, išjung dabar, nes ateina, negalima čia. Maksima nėra pritaikyta iš tikrųjų gyvenimui, ką mes supratom. Nepritaikyta. Yra... gerai, vėliau, kur čia? Gerai, mes išskridom apsaugos ir pabėgom, kad dar su jais paspėjom suspykti. Ilgas laikas praleistas kartu, nebegotas kenkia santykiam. Bet viską mes išsiaiškinome. Dabar užmiršau, ką aš dar norėjau pasakyti. Kad Maksima, jinai nepritaikyta visai gyvenimui. Jeigu nebūtų tų suoliukų, tai būtų iš tikrųjų sunku. Kai buvo suoliukai, buvo dar galima atsisėsti. Tai
vis tiek čia toks kaip ir oro uostas, bet oro uostą galima pasidėti ir pamiegoti. Tokia niekur vieta. Na, viskas. Vieta be nieko, išplėtok mintį, tai jeigu oro uostas yra vieta tokia irgi, žinai, kur niekur, tarsi laukimo tokia vieta, tai čia irgi gal kažkaip. Čia irgi pirkimo, bet mums jį tapo dabar laukimo vieta. Ir kadangi mes su draugais mūsų čia nebuvo tikslas kažką pirkto susitikti, tai jinai lyg ir tapo to susitikimo vieta. Nebuvo labai patogu, bet buvo linksma. Nu viskas. Jau. Tai va, tai dabar čia viskas gerai, dar tik taip 8 biškį. Tai nepasakiau dėl tos apsaugos paranojiškai šiandien, kad apie M raidę, nu, ta prasme, visas Maximos logotipo raides, kad aš išvaikščioju jas dabar, man 4-8, taip įstrižai iš paukščio skrydžio žiūrint. Atrodytų, nu, kad nuo vieno kampo gaunasi M raidė, tada A raidė, tada X iš vieno kampo į kitą kampą Maximos ėjo, tada iš vieno kito, kad X raidė susidaryti. Ir I raidė, čia kaip būna psichologinė geografija, psichogeografija toks dalykas, labai įdomus ir būtent aš išvaikščiau tą visą Maximos logotipą per pačią ją skersai išilgai. Nu, aišku, ten taip kampuotai, nes neišeitų taip skersai eiti ir raidės sudaryti, tai gauna per skyrius eiti. Skaičiau, kaip čia geriau iš viršaus, maždaug. Tai va, buvo įdomus užsiėmimas visą. Tai viskas. Dabar 12 val. Dienos. Rugpjūčio 27 diena, praėjo 24 valandos nuo mūsų performanso pradžios ir pastarąsias 2 valandas apmąsčiau daug dalykų toje stadijoje, kurioje aš dabar esu ir galiu pasidalinti paskutinėmis išvadomis. Iš tikrųjų, su Vytautu performansą pradėjom toje pačioje vietoje, bet buvo įdomu stebėti, kaip mūsų keliai ir patirtis vis labiau individualėja ir mes praktiškai iš tos patirties pasiėmėme kaip ir skirtingas patirtis, skirtingus apmąstymus iš skirtingų požiūrio taškų. Tai va, man įdomiausia dabar buvo suvokti, kad iš tikrųjų mūsų performansas kaip ir pasisekė, nes buvo žmonių, kurie mus nuolat lankė ir todėl mums pavyko Maximos erdvę, apsipirkimo erdvę transformuoti į susitikimo erdvę. Su pačia Maxima nieko neatsitiko, tiesiog mes joje elgiamės kitaip ir todėl mes joje jautėmės kitaip. Ir tuos potyrius mes kas 4 valandas fiksavome, tačiau aš tikiu, kad turbūt atsiskleidė ir visa didžiulė mūsų emocijų arka, kurią įtakojo ir nuovargis, kurią įtakojo ir emociniai dalykai ir taip pat mūsų su Vytautu emocinio santykio buvimo kartu tą pačią erdvę ir raidę. Ginčai, dramos. Tai va, ir mes turbūt pastebėjome daug dalykų, kurie net nebuvo susiję su pačia nuo pat pradžios nusistatytų tuo tikslu ir esme, bet aš manau, tai vis tiek buvo labai įdomu. Ir šita visa patirtis buvo kartu ir tos patirties analizė tuo pačiu metu. Tai va, bet labai įdomu, kažkaip dabar mes esame labai nuvargę, o Maxima vis dar stovi, ji nepavargsta, ji egzistuoja ir ji egzistuos ir toliau. Bet aš manau, kad mes tikrai labai pasikeitėm. Bent jau mane šitą visą patirtis transformavo. Buvo įdomiausia matyti, kad dauguma žmonių, kurie mus lankė, iš tikrųjų, kadangi mes Maximą pavertėm kaip ir savo namais 24 valandoms, mes ten apsigyvenome ir jie lankė mus tenais ir mes kaip ir bandėme padaryti jų patirtį tokią kaip ir juos linksminti, su jais susitikti, su jais šnekučiuotis, tai mes buvom tokie kaip ir hosts, kaip čia pavadinti, hosts. Lietuviškai. Nu, žodžiu, kaip namo šeimininkai ir mes, ir iš tiesų labai daug žmonių klausinėjo, kaip jūs jaučiatės, kas čia vyksta, kodėl jūs tai darot, kaip čia. Ir mes tam labai daug tokio aiškinimosi, bet mes patys kartu su jais aiškinomės per savo pastebėjimus. Ir tai iš tikrųjų ir buvo įdomiausia dalis. Buvo tik tai 2 žmonės, kurie totaliai integravosi į visą šitą patirtį kartu su mumis, lyg jie patys ir būtų tokie pat performeriai ir turbūt pasiėmė šitos patirties labai panašiai, kiek ir mes, tai buvo Rimvydas ir Julija, kurie pasiliko tam tikrais momentais per naktį. Tai va, bet jo, 24 valandas
iš tikrųjų, mes turbūt pastebėjom kiekvieną aspektą paros mete apsipirkimo šitoje parduotuvėje, bet mūsų, kadangi ir mentalinė stadija nuolat kito, buvo labai sunku visą tai atsekti ir išlaikyti toje pačioje konstruktyviai juostoje. apdoroti. Jo, konstruktyviai apdoroti. Ir štai aš net ir dabar kažkaip sunkiai tai konstruktyviai apdoroti. Kaip pasakyti, suformuluoti žiniasklaidinę antraštę tokią. Paprašiau, nes žiniasklaida iš to reikalauja, jinai Jo, pašnekėjus Karliu, iš tikrųjų mes pastebėjom, kad mes išsiskiriam. Jo, išsiskiria mūsų požiūriai, ką mes iš to pasisėmėm ir kad mes net nelabai supratom. Mes tą patirtį vis tiek turėjome 24 valandas Maksimoje ir tai, kas iš jos liko video kasetėje, bet ta visa patirtis, jinai niekaip kitaip net negali būti sutraukta į nieką kitą, kaip va, šitokias va mūsų šnekas, pasišnekėjimus ir pasidalinimus. Tai va, kas tame yra įdomu, tas yra įdomu, o kas ne, tai tas viskas dar galvos paskui. Mums kaip performances pavyko, nes mes pavertėm Maksimą susitikimų vieta, kurie mus aplankė nemažai žmonių, draugų, pažįstamų ir nepažįstamų. Ir kiek jį maloni buvo ta susitikimų vieta, kai kalbėjome bandė dėl ko, tai aš bent jau supratau, kad realiai ji buvo maloni tiek, kiek mes jai sukūrė malonumo ir įdomumo realiai, nes jos pats kontekstas yra neutralus ir galbūt su kai kuriais iš tų žmonių tu neitum susitikti barą ir kavinę, o Maksima yra neutrali tokia erdvė ir mes labiau sugalvojom kažką įdomesnio, padaryti ekskursiją tiem žmonėms, pavaikščioti, papasakoti apie kažkokius Maksimos dalykus, kas yra tokia tema labiau, kaip sakyti, diskusijų ir mes, kaip pasakyti, ir aš nežinau, per visą šitą performansą supratau tokį daugelįpumą realiai, kad viskas, yra ir taip ir ne iš dalies, kad nors tu esi prieš vartotojiškumą, bet tu vis tiek esi veikiamas jo ir kad realiai būnant pačioje Maksimoje pasikeitė ir pačių, kaip ir daiktų kontekstas prasmė, ko tu šiaip namie neatverstų, pavyzdžiui, žurnalo tik vyrams, orakulo ar kokių kitų dalykų, Maksimai tai tampa linksma, tai tampa kažkoks pramoga, kažkas įdomu, ta prasme. Ir kiti dalykai, tu jiems suteiki kitokią prasmę, kad tu tarsi apsigintum nuo tos pačios Maksimos aplinkos. Ir tai tampa iš dalies bent jau absurdiška, nes pats buvimas, ta prasme, šiaip išbūti joje, jeigu aš eičiau šiaip apsipirkinėti, man jau po pusvalandžio aš išeičiau, bet kai tu ateini su to tikslu, kad būsi visą parą, tu suteiki visai kitokią prasmę ir tu grinai ir daiktam suteiki tokį įdomią prasmę. Ir patirtim suteiki kitokią prasmę. Taip, ir patirtim suteiki kitokią prasmę. Ir čia dėl mūsų išsiskyrimo požiūrio irgi tai yra labai gerai, nes tai yra kaip daugelįpumų logika, kaip Deluzas ir Vatari, ir kad mes nesiekėm vieno kažkokio požiūrio, nesam performansų, ta prasme, grupė, kuri ieško kompromiso ir bando apibūdinti vienintelę koncepciją ir ją pateikti kaip teisingą žurnalistams ir panašiai. Tai yra polemizuoti labai gerai, kad sakyti ir taip ir ne, nes aš suprantu, jam gal sunkiau yra tai po to apibendrinti ar parašyti apie tai, bet tai yra labai gerai ta visa polemika, nes apskritai, kaip tokio požiūrio vieno nėra, nes jeigu mes raštume kompromisą, tai viena kažkur iš mūsų pusę nukentėtų, tai jau nebebūtų mano požiūris ir nebebūtų net ir Rūtos požiūris, tai būtų mūsų abiejų bendras, čia demokratijos principas, toksai, ieškom kompromiso, bet galų gale nieko nelaimim iš to. Ir plius norėjau dar pasakyti, kad ir žmonių atėjusių čia irgi, ta prasme, man tas labai nustebino, kaip mus nejučiomis įtraukė į šitą. Mes realiai neapeliavom ir dabar taip kintant iki pabaigos, tai tapo labai kaip ir rimta ir mes dabar šnekam, kaip jeigu dabar žiūrėsit tą filmą nuo pradžių, tai galbūt daug nesuprasit ant mano bario ir humoro jausmą, bet aš pasirinkau humorą kaip buvimą Maksimai, ta prasme, tokia sąlyga, kai ta prasme, jeigu aš nejuokaučiau, o tai būtų rimtas menininkų performansas, tai tai nuobodu būtų sėdėti Maksimui 24 valandas ir čia prieš Maksimą, čia mūsų, nežinau, čia kažkoks, ar ten, būtent čia mes tikrinam ir turi būti viskas. Ne, tai buvo tokia ir juoko forma ta pačia, bet kas įdomu, kad mes irgi tas ir daugelįpumas ir taip ir ne. Iš Baltijos tos trienalės Mindaugo
atėjo su performanso skrajutėmis ir mus tarsi traukė į tą kontekstą, kad mes esam anti-institucinis prieš MAC tarsi nukreiptas performansas, nes jis vyksta Mindaugo gatvėje ir Mindaugo yra bienalė, taip pavadinta. Mindaugo bienalė nėra nei vieno Lietuvoje menininko, nors aš nežinau, ar tai yra skirtumo, aš nežinau, ar Lietuvoje yra gerų labai menininkų. Ta prasme, aš nelabai domiuosi gal net šiuolaikinio meno, kaip pasakyti, nes man atrodo elitistinis iš dalies yra, kaip domiuosi, man tai yra aktualu irgi. Aš tiesiog. Ir tuo pačiu, kai tai man pasako, ta prasme, aš negaliu sakyti, kad tai ir nėra įtraukta į tą visą kontekstą šiuolaikinio meno ir tai, kas vyksta, nes, jeigu jie, kurie yra žiūrovai ir dalyviai šito performanso, mano, kad tai yra dalis, tipo, vos ne, kad ateina čia ir po to sako, mes einam iš MAC, tai jau tampa, kaip pasakyti, jų dienos performance aplankymo dalimi, tai jau galima įtraukti tai. Nors pats mes apie tai, kaip ir nesusijom to. Ir dabar gaunasi, kad tai ir traukia, tai yra ir to pačiu ta kritika, ir to pačiu ne. Ta prasme, tas daugelypumas toksai yra, kad... Paliko Maksimą susipainį. Taip. Savyje. Ir absurdas dėl to pačio, tipo... Jo. Labas. Sveikas, kaip tu. Jis kalba, dėl to tos daugelįpį požiūrį, kad išsiskiria požiūrį gerai, kad iš įvairių pusių žvelgiami, ta prasme, natūraliai, galima čia net vertinti iš labai įvairių perspektyvų, vien dėl to, kad vis tiek turime prieš tą performance kitokią patirtį. Bet labai įdomu, kaip jį kito ir kaip mes... Mūsų pats apibrėžimas performanso kito per jį, mes nieko praktiškai nebuvom nusistatę jam. Jis pats, jo koncepcija vystėsi jam besivystant, kaip raidoje. Tai buvo, diskusija natūraliai, tu būni ir kalbėsi apie tai, ką tu darai. Ką mes turėjom, buvo laikas ir erdvė, 24 valandas ir Maxima. Taip, laikas erdvė, ir buvo tasai būtent pagrindas, kaip transformavimas pačios erdvės, kaip pasakyti. Ta idėja, dėl ko mes, tipo, nežinau, dėl ko bent jau aš, tipo, neabejoju, kad tai yra, ta prasme, performances ir kad tai yra stiprus performances ir kad tas visas abejonės ir tas visi klausimai, kurie mums yra iškeliami, tai yra tarsi bandymas kažkokį paversti į vėl kažkokį neaiškę postmodernizmą, tipo kažkokią, ta prasme... Aiškios reikšmės distiliavimo? Jo. Kad nors ir sakom, kad yra skirtingi, bet tai vis tiek yra požiūris. Pala, aš atsakysiu. Tai va, o man kaip tik atrodo, kad tie klausimai yra gerai ir kad jie padeda tau galvoti ir suvokti, ką tu iš tikrųjų darai ir kodėl tu iš tikrųjų darai ir ką tu nori tuo pasiekti. Ką mes savo lyg ir įsivardijame, bet ne visiškai nepilnai. Ir būtent tada, kai Karlis paklausė, o ką jūs naujo pastebite toj Maksimai po buvimo į 24 valandas. Ir aš dariausi aplinkui ir aš iš tikrųjų daug naujų dalykų pastebėjau, viskas, kas įvyko, tas įvyko, tai mes to ir pasidaliname, bet iš tikrųjų tai didžiausias pokytis įvyko mumyse ir gal tame suvokime, kad šitą erdvę galima transformuoti. Mes nenustatėme savo to, kad mes nieko tenai nepirksime, mes buvome Maksimos pirkėjai, mes buvome vartotojai, kasdieniniai lankytojai, bet mes kartu ir pavertėme tuos praėjimus alėjomis, kuriomis mes vaikščiame bendraudami su žmonėmis, galbūt sąmoningiau, negu tai darytume šiaip atėjęs. Bet iš principo žmonės ir vaikšto susikibę rankomis, mes matėm vakare, kai jau visos parduotuvės susidariusios antram aukštėje porelė susikibus ir ratu, porą ratų apsuko. Jo. Tai va. Viskas. Galim žvilgsnį į tolį. Žvelk į tolį.